Šiame podcaste aš norėčiau pakalbėti apie įsitikinimus ir kodėl būtent nuo įsitikinimų priklauso, kiek jūs turite pinigų. Kartais žmonės galvoja, kad jie yra kažkokie tai nesėkmingi, jiems nelemta, jie niekada neturės pinigų, gimė vargingoje galbūt šeimoje ir dėl to jiems neverta net galvoti, kad jie gali uždirbti pinigų, bet visgi jie tokį dalyką naudoja, kad galbūt nusipirksiu loterijos bilietą arba pabandysiu kažkokią tai makliai sudalyvauti ir tokiu būdu aš iššoksiu iš to kažkokio mano nesėkmės rato ir būtent tokiu būdu gausiu daug pinigų, nes tradicinis būdas man netinka. Tai noriu aš jums pasakyti tokį dalyką, kad tikrai su tais netradiciniais būdais, vaikščiojimais pas būrėjas, kurios nuimtų jūs kažkokią ten nužiūrėjimą, ar galbūt pirkdami kažkokius nuolat loterijos bilietus, jūs tenai tikrai nieko nelaimėsite ir jums tai sėkmės neatneš. Jūs tiesiog vėl išvaistysite daugybę laiko kažkokiam tai tikėjimuisi ir vylimuisi ir atitinkamai išvaistysite ir pinigus. Taigi, jeigu jūs norite bent jau padvigubinti savo pajamas arba norite iš tikrųjų būti turtingais, jūs turite pradėti mąstyti taip, kaip mąsto turtingi žmonės. Nes kodėl tai yra svarbu? Aišku, turtingi žmonės iki to mąstymo irgi atėjo per tam tikrus veiksmus, bet tol, kol jūs nepakeisite savo mąstymo, nepradėsite bent jau nuo mažų dalykų praktikavimo, nes mąstymas keičiasi kartu ne tik, kad sužinojote, kaip mąstyti, tarkim, kad nevėluoti į susitikimus, bet nuo to jums nepasikeis tas mąstymas, jeigu jūs nuolat vėluosite ir nepradėsite keisti. Aš čia tokį kaip pavyzdį pateikiu. Kai jūs į savo gyvenimą įtrauksite turtingų žmogaus mąstymą, po truputį jį praktikuodami, pamatysite, kad pas jūs gyvenime viskas pradės keistis. Kodėl tai yra svarbu? Nes jeigu jūs nepakeičiate mąstymo, nepradedate mąstyti kitaip, jūs tiesiog nematote tų galimybių, kurios ateina. Turtingas žmogus arba tas, kuris tiesiog sėkmingas galbūt žmogus, jisai mato visur galimybės. Jisai eina galbūt apsišluoti aplink savo tvorą, gal neturi tvarkytos, pats savo užsiema. Ir jisai mato galimybės, kažkur galbūt kažką tai šiukšlės neišvestos, iškviesti, galbūt kažką pataisyti, o galbūt mato, kad pas kitus kaimynų šiukšlės neišvežtos ir jisai galbūt jiems pasiūlys šiukšlių išvežimo paslaugą. Tiesiog, kai pas tave yra mąstymas pakeistas, tu visur pradedi matyti galimybės, ne tik galimybės, bet jau ir žinai iš tam tikros patirties, kaip jas realizuoti. Paprastas žmogus, kuris nemąsto ir yra paskendęs savo įsitikinimus ir blokuose, jisai tų galimybių nemato. O tas žmogus, pas kurį jau yra pasikeitęs mąstymas, jis tas galimybės ir verslo būdus, ir kaip uždirbti daugiau pinigų, jisai mato absoliučiai visur. Įvairios galimybės iš tikrųjų eina pas visus žmonės ateina, bet jūs tiesiog jų nematote, kol jūs nepasikeitėte savo to mąstymo. Ir jūs galbūt, jeigu jos jums eina, jūs jų arba nepastebėte, arba galvot, kad čia nesąmonė, kad čia ne man, kad taip nebūna ir vėl tai yra viskas pas jūs atmetimo reakcija. Pa žmonės, kurie mąsto iš sėkmingo ir turtingo žmogaus perspektyvos, pas juos visos tos galimybės yra, pamačiau, imu, greitai perverdu savo galvoje, paanalizuoju, naudinga, nenaudinga, verta, neverta, kiek man į tai investuoti, atsipirks, neatsipirks. Ir tada arba pasideda į stalčiuką, kad taip aš ją darysiu, arba puolu ir darau, jau imuosi veiksmų, arba ne, matau, kad neverta, neapsimoka, neturiu laiko, atmetu. Bet jisai žmogus tas galimybės paima ir išanalizuoja. Kitigi jas visas atmeta, net ir pačias nerealiausias, būtent kur tikrai jisai galėtų ir labai sėkmingai ir tikrai jam atneštų didelius pinigus, jis jas dėl savo klaidingų, ribojančių įsitikinimų, jisai juos atmeta. Kaip tokias, kurias jam tikrai nepavyks, nepasiseks ir taip toliau. Ir būtent savo mokymuose aš ir pradedu nuo tų finansinių blokų nuėmimo, nes tie finansiniai blokai, pinigų blokai, kad baimė būti turtingams, tai ir yra ta pradžia, kuri mums trukdo. Net aš ir pati galiu papasakoti savo istoriją. Prieš kokius 2 metus maždaug aš tikrai jau gerai uždirbau nemažai pinigų
ir supratau, kad pas mane buvo iš tikrųjų labai dideli ribojantis įsitikinimai, kurie man trukdė uždirbti minimum dvigubai daugiau būtent tame versle, kurį aš tuo metu dariau. Ir labai gaila, kad nieks su manim nepadirbo, nieks man neatskleidė tos informacijos, būtent dėl mano to riboto įsitikinimo ir aš to anksčiau nesupratau, nes jeigu aš būčiau tą anksčiau supratus, tai, nu, tikrai būtų mano verslas ne tik sėkmingas, bet būtų buvęs super sėkmingas. Ir iš tikrųjų buvo tokių įmonių ir konkurentų toje srityje apskaitos, kurie būtent tas idėjas ir įgyvendino, tas idėjas, apie kurias aš galvojau prieš 10 metų, bet aš bijojau, nes nesitikėjau, kad aš esu verta, kad aš galiu ir kad tai iš viso įmanoma. Bet jie paėmė ir tai padarė ir savo pavyzdžių parodė. Tai aš būtent tikrai, kai tą supratau, labai pasigailėjau.